Kaip įsikelti įrašus į ReForce programą? Įrašus ReForce programoje išsisaugoti galima keliais būdais. Tiesiogiai įrašus PDF failus įkelti iš kompiuterio, susikurti rankiniu būdu, tiesiogiai įsikelti iš duomenų bazių, įkelti įrašus į programą RISC arba BibTeX formatu, parsisiuntus juos į kompiuterį ir išsisaugoti įrašus naudojant interneto naršyklės įskiepį Save to ReForce. Prisijunkite prie savo ReForce programos paskyros. Pasirinkite pliusiuko ikonėlę Add. Čia matysite būdus, kaip galite įsikelti įrašus. Jei turite straipsnį, knygą ar kitą dokumentą PDF formatu savo kompiuteryje, tokiu atveju pasirinkite Upload Documents ir susiraskite dokumentą, kurį norite įkelti. PDF failą į programą galima įtempti tiesiai nuo darbalaukio. Kai dokumentas įkeliamas, pasitikrinkite, ar gerai ir teisingai sukėlė visą informaciją. Tai padaryti galite peržiūrėję vaizdą jums reikalingų citavimo stiliumi. Eilutėje Display pasirinkite Citation View ir nusistatykite, kokiu citavimo stiliumi norite matyti vaizdą. Tokiu būdu matysite, kokius trūkstamus laukelius dar reikia užpildyti. Jei reikia pakoreguoti įkeltą įrašą, paspauskite ant įrašo, pasirinkite pieštuko ikonėlę ir galėsite įrašą pasitaisyti. Pasitaisius įrašus, būtinai paspauskite Save. Jei turite spausdintą knygą, kurios įrašo nerandate internete ir negalite niekaip parsisiųsti, pasirinkite Create Reference Manually parinkti ir rankiniu būdu užpildykite visą lentelę, nurodydami dokumento rūšį, ar tai straipsnis, ar tai knyga, ar disertacija ir panašiai. Įrašykite pavadinimą, autorius, metus, leidyklą ir kitus duomenis. Taip pat nepamirškite paspausti Save, kad užpildyti duomenis išsisaugotų. Daugelyje duomenų bazių įrašus galima parsisiųsti į ReForce programą tiesiogiai. Jei tokia galimybė yra, matysite tiesioginės nukreipiamąsias nuorodas į ReForce, pavyzdžiui, kaip mūsų virtualioje bibliotekoje. Belieka paspausti ReForce ikonėlę ir išsisaugoti įrašą reikiamame kataloge. Jei tiesioginės nuorodos nėra, tuomet įrašą galima parsisiųsti RISC arba BibTeX formatu į savo kompiuterį. ReForce programoje reikėtų pasirinkti AV Files Types ir pasirinkti atsisiųstą RISC failą. Formato nustatymo lange pasirinkite RISC format UTF-8 ir spustelius Import įsikelsite failą. Jei failą parsisiųsite BibTeX formatu, programoje taip pat pasirinkite AV Files Types, tik formato nustatymo lange jau nurodykite BibTeX formatą. Kokiu formatu parsisiųsite įrašą, tokį formatą programoje ir nurodykite. Duomenų bazėse bibliografinę informaciją apie straipsnį, knygą ar kitą leidinį dažniausiai rasite atsidarę tą leidinį ir pasirinkę Tools skiltį arba Cite arba citavimo ikonėlę. Jei niekaip nepavyksta parsisiųsti įrašo, tuomet galite naudoti interneto naršyklės įskiepį Save to ReForce. ReForce programoje pasirinkite Tools, tuomet Extension and Adds-on ir nutempkite šį mygtuką į parankinių juostą. Tuomet atsiverskite reikiamą straipsnį ir naršyklėje paspauskite Save to ReForce parinkti. Dešinėje pusėje atsidarys įrašo lentelė, kurioje matysite visus automatiškai užpildytus duomenis. Jei kažkokių duomenų dar trūksta, juos iš karto galite įrašyti ir tuomet įrašą išsisaugoti. Visus įrašus galite rūšiuoti ir iškart kelti į susikurtus katalogus pagal temas ar kitus požymius. Taip vėliau bus paprasčiau rasti ir peržiūrėti įrašus.